Labas, tai meilė savo kristalai 4 dalis. Visas dalis galite pasitikrinti mano YouTube kanale arba socialiniuose tinkluose. Tai greitai pradėkime ir dar kartelį priminsiu, kad vis dėlto svarbiausia yra meilė savo. Nuo meilės savo prasideda labai daug dalykų ir pokyčių jūsų gyvenime. Kitokie santykiai, kitokie vyrai, kitokie darbai, kitokia savijauta, pasitikėjimas savimi, kūrybiškumo išsiskleidimas ir daug dalykų. Tai pradėksime greitai pro apyrankės. Čia dubliuojasi tiek apyrankės, tiek akmenėliai, kuriuos visus rasite elektroniniai parduotuviai. Ten jūsų laukia daugiau negu 300 kristalai. Tai visų pirma yra aistros akmuo, tai yra meilės amuletas, taipogi ir čia sfera, ir maži bokšteliai, ir akmenėlis. Tai yra aistros akmuo, tai yra meilės amuletas. Iš jo nuo seno buvo gaminami visi meilės dalykai. Ir tie, kas ieško antrosios pusės, jeigu turite antrąją pusę, labai dažnai poros nešioja kartu štai šiuos kristalus, štai šias apyrankės arba turi štai šiuos kažkokius pasirinktinai akmenėlius, nes iš naujo įžiebia aistrą santykiuose. Taipogi tai yra motyvacija ir džiaugsmas. Štai čia yra turmalinai, skirtingų spalvų, baltas mėnuliukas, tai yra moters kristalas, moters akmuo, mūsų nusiraminimui, harmonijai, ar ne, kad padėtumėm pasiekti meilę savo, susivaldyti, susitvarkyti emocijas. Ir tai yra mūsų pasąmonė, moteriškumas, grožis, vaisingumas, sveikata, va štai ši nuostabi mėlynų atšvaitų širdelė taipogi yra mėnulis. Ir štai čia bokštelis yra mėnulis. Toliau keliavame. Rožinis kvarcas yra meilė savo. Štai šitas. Meilė savo. Meilė savo yra netgi ir vėžliukas. Ar ne, jūsų pasirinkimui elektroniniai parduotuvėje net yra mažo nagučio dydžio rožiniai kvarcai, mažiukai už porą eurų, simbolinė kaina. Tai, kaip ir sakiau, viskas prasideda nuo meilės savo. Beje, mylėti save turi ir vyrai, ne tik moteris. Taipogi šį akmenį gali nešioti ir vaikučiai. Toliau kunsitas mūsų yra besąlygiška meilė. Nuostabus akmuo. Tai yra toks stiprus meilės akmuo, kad tiesiog pajausite, kaip užlieja jūs meilės energija, visą jūsų kūną ir visą jūsų sielą. Arba štai tokias nedidelės sferas, arba apyrankę. Pirmiausia, aišku, tai yra meilė patiem artimiausiams, po to jau ir visam pasauliui. Tai aš tikrai tikiu, kad mūsų sielos atėjo į šį pasaulį išmokti besąlygiškai mylėti. Toliau perlai, mūsų klasika, visada atrodysi pasipuošusi, daili, puošni, net jeigu dėvėsi džinsus. Tai yra meilė, moteriška energija ir sėkmė ir gausa. Taip, čia yra mūsų rožinis, tai taip, toliau yra rubinai. Tai yra brangakmeniai ir ten yra tiek daug energijos, tiek daug jėgos, tiek daug meilės, tiek daug gausos. Na, ne veltui brangakmeniai, ar ne? Meilės gyvenimui, galia ir stiprybė. Toliau yra štai šitas, radochrozitas. Meilės taipogi labai stiprus akmuo, kas nori išsivaduoti iš toksiškų santykių, galbūt surasti savo sielos antrąją pusę. Taipogi tai yra labai galinga meilės energija. Nuostabus akmuo. Toliau yra berilai. Jie taipogi yra vienas iš meilės akmenų, man atrodo, kaip saldainiukai. Toliau yra ryškiai žalias. Toms ir tiems, kam patinka dėmesys, taipogi gausa, būti dėmesio centre, komplimentai. Daug naujų kontaktų, daug veiklų. Taipogi, jeigu turite savo verslus, galite rinktis bokštelį, štai tokį nedidelį grybuką. Ir, aišku, apyrankę. Taipogi tai yra žemiškoji meilė. Toliau mes turime perluotę, ne tik perlus, bet ir perluotę. Ši yra karamelinė. Labai skaniai atrodo, iš karto norisi ją suvalgyti ir tikrai retai kam būna matyta. Taipogi tai yra gausa, moteriška energija, labai stipri apsauga, jūros gale, ar ne? Na ir paskutiniai mūsų yra rausvieji andų opalai. Taipogi, kas turi nuoskaudų, taipogi meilės akmuo. Tai kristalo apyrankių yra nemažai, meilės. Ir dar norėčiau išskirti
ir pabrėžti būtent mūsų gerovę, ar ne, yra ir Haulito širdelė, taipogi yra labai labai gražios, grinai dovana savo, ar ne, tai yra mūsų apsaugos akmuo, kuris duoda mums labai labai daug energijos, ne tik saugo nuo pavydo energetinių vampyrų, padeda susitvarkyti su tam tikrais dalykais gyvenime, ar ne, bet dovanos ir ryžto, ir daug jėgų ir energijos. Ir yra gerokai didesnė širdelė, ar ne, labradoritas taipogi, tokia purpurinė saulėlydžio saulėtekio, su oranžiniam, violetiniam spalvomis. Nuostabus šitas yra mūsų mylimukas. Tai galite rinktis mažesnė, didesnė, Mėnulio širdelė, Haulito širdelė. Oi, kiek mes čia visokio gėrio turime. Taipogi vėžliukas, čia yra mūsų aistros akmenys, potencijos, ar ne, širdelės, bokšteliai. Tai meilės dienai Mėnulio magija yra pasiruošusi, na, o jums tai liko išsirinkti ir pasidovanoti savo arba ir savo mylimajam. Net jeigu neturit mylimojo, galite, nepamirškite savo pačių mylimiausių draugų, pakeleivių, kurie visada su jumis kartu, o svarbiausia tai yra pasilepinti save, padovanoti savo dovaną, pasikviesti save į pasimatymą. Tai labai lauksiu komentaruose, kuris jums yra gražiausias, kuris labiausiai patraukė dėmesį, kuris spalva patiko labiausiai, kokia forma patiko labiausiai ir šiaip įdomu, kuris jūs traukia labiausiai. Ir nepamirškite savo pasidovanoti dovanos bei mylėti save jau dabar, ne nuo rytojaus, ne nuo šiandien kažkada, o būtent nuo šios sekundės ir kiekvieną dieną vis labiau ir labiau. Tai linkiu daug meilės ir daug gausos. Kai tau pačiam gera su savimi, tau daugiau gyvenime nieko netrūksta. Visa kita ateina ir būna kaip bonusai, ar ne? Kai esame visiškai tam pasiruošę. Tai linkiu, ypatingai tie, kurie yra vieniši, susitelkti į save, nepamiršti savęs pasikviesti į pasimatymą, nepamiršti savęs pasilepinti ir mylint save, pasaulis labai ir visos gyvenimo sferos keičiasi. Žinokit, 100% išbandyta ant savęs. Tai laukiu jūsų komentarų, taipogi prašau pasidalinti šio video ir padėti kitiems žmonėms atrasti naujus draugus. Tai yra mūsų akmenėlis, kurie padeda mums gyvenime, ar ne, ir pradėti visiškai naują etapą, nes Mėnulio magija yra gyvenimą keičiantis kristalai. Tai ačiū už komentarus, širdelę ir už tai, kad pasidalinat šio video.